Sveiki, mėly tinklalaidės Tyla po triukšmo žiūrovai. Aš Augustė Romskaitė. Aš Augusta Goberytė. Ir šiandien mes sveikiname su gipso liejimo edukatore Aurelija Ignatavičienė. Labadiena. Labadiena. Sveikas. Mūsų tema šiandien apie gipso liejimo edukacijas ir kelią to link. Įdomiausia man turbūt asmeniškai, kaip prasidėjo kelias link gipso liejimo, kodėl būtent tai, nes aš asmeniškai tai bent jau artimoje aplinkoje tai negirdėjus, kad kažkas to užsiimtų. Iš tikrųjų tai yra gan nauja veikla, todėl dar išgirsti, tikrai sudėtinga. Kaip aš sugalvojau, šiaip visą gyvenimą esu kūryboje, kažkokiam kūrybos kelyje, visada maža šokdavau, darydavau rankdarbius iš karoliukų, iš vilnos, megzdavau, ko tik nedarydavau. Ir kai buvau 11 klasiai, parašiau savo poezijos knygą, išleidau, bet tada, aišku, atsitiko COVID-as, pandemija ir pritrūko įkvėpimo. Tam, kad rašyti, užsidarom namuose, nebematai aplinkos, nebematai žmonių, kas vyksta ir tada išsisėmiau. Tikrai mano ta veikla sustojo ir tikrai yra sustojusi iki dabar, tai taip ir negrįžau. Kartais pagalvoju, kad labai gaila, bet dažniausiai pagalvoju, gal taip ir turėjo atsitikti, gal taip ir turėjo būti. Tai atvažiavau į Vilnių studijuoti, esu šiaip istorijos mokytoja pagal profesiją. Ir kai tu dirbi, studijuoji, yra užburtas ratas, ta rutina, tu vėliesi tame rate, kaip paukščiurkėnas sukiesi. Ir tu pagalvoji, kad o ką aš darau, tokio malonaus savo, kur ta mano kūryba. Ir aš pradėjau galvoti, kad kažko norėčiau. Vis scrollini Facebooką, Instagramą, žiūri idėjas. Ir kažkaip pamačiau liejimo mokymus. Galvoju, gal norėčiau, gal būtų faina, pasakiau savo vyrui apie tai. Ir jis sako, o tu eik pabandyk. Ir aš sakau, neturiu laiko, studijos darbas, nejuokau, dar ir kainuojam viskas, mes vis tiek galvojam apie pinigus, ypač kai esi studentas. Tai kažkaip sakau, ne. Ir buvo taip, kad artėjo kovo 8. Tai aš gavau tiesiog mokymus dovanų ir buvau priversta eiti. Tai aš nuėjau, tikrai praleidom labai smagiai laiką, daug ko išmokau ir pradėjau praktikuotis pati namuose. Ir ta mano praktika, užpildė visus namus, kad užsipildė visos lentynos, stalas, gerai, reikia padovanoti draugę, mamai, močiutei, bet tu neišdovanosi tiek, kiek tu nori gaminti, kiek tu nori daryti, kiek tu nori lieti, žaisti su spalvom, su technikom. Ir tada pagalvojau, kad reikia pradėti parduoti savo tos gaminius. Tai kažkaip taip ir kilo ta idėja, išsivystė viskas iki tokio mažo puslapio Facebook'e, kur atrodo įkeli savo darbus, pardavinėji. Tai tokia buvo ta iš tikrųjų pradžia, taip ir atradau. Kodėl nusprendėte savo kūrybą paversti edukacijomis, o ne tik individualiai kurti? Geras klausimas. Iš tikrųjų, taip atsitiko todėl, kad kai tu parduodi gaminius, tu turi prisitaikyti prie klientų. Kai tu taikaisi prie klientų, automatiškai nebelieka tavo autentiškumo, tavo paties kūrybos, tavo norų. Nes visi pradeda sakyti, mes norim labiau gaminių baltų, juodų, kreminės spalvos. O aš mėgstu spalvas, aš mėgstu žaisti, man reikia mėlynos, rožinės, oranžinės ir atrodo daug visko, kad būtų. Bet, aišku, interjere labai sudėtinga tokias spalvas pritaikyti. O būna ir tokių žmonių, kurie užsisako dingsta, kuriems kažkas nepatinka, veliasi į konfliktus, pasakoja, kaip tu turi dirbti ir kaip viskas turi atrodyti. Tas pradeda varginti, tada atsiranda laiko rėmai. Tu gavai užsakymą, tu turi bėgti jį padaryti, nes gaminys dar džiūsta 2-3 dienas. Tada tu turi jį nušlifuoti, tada tu turi jį apdirbti, paruošti, kad jis būtų atsparus vandeniui, lakuoti, impregnuoti. Ir tu pradedi galvoti, kad tai tampa darbu.
kai tai tampa darbu, tai nebėra taip malonu. Tai dėl to ir sako, kad hobis yra blogas darbas ir aš pradėjau galvoti, ką aš galėčiau pakeisti, nes man buvo labai gaila sustoti. Iš tikrųjų, tu atrodo turi sustoti ir apgalvoti, ką tu nuveikiai ir ką tu nori daryti toliau, nes vis tiek tu nuolatos investuoji, tu perki priemonės, jos kaupėsi, pildosi namai ir dabar kažkaip viską paleisti vėjais, aš sėdžiu ir galvoju, ką dabar daryti. Ir kalbėjausi ir su vyru, tada galvoju, gerai, aš esu mokytoja pagal profesiją, o kodėl neišryščius edukacijų iš to, kad kiekvienam žmogui, ar vaikui, ar suaugusiam leistų įsikurti pačiam. Nes kai žmogus kuria pats, jis pats yra atsakingas už savo gaminį. Jis įsivaizduoja, ko jis nori, jis žino, kokių jis nori spalvų. Ir tu tada dirbi su tuo pačiu, nes aš visada kartu lieju per edukacijas, aš irgi tą darau, aš paaiškinu žmonėm, kaip tą daryti ir aš matau procesą, aš matau emocijas, aš matau šypsenas, atsipalaidavimą ir aš supratau, dabar tai tiksliau suprantu, kad tai buvo labai geras pasirinkimas ir sprendimas. Aišku, buvo labai didelis tas šuolis, kad, iš tikrųjų, norint vesti edukacijas, vis tiek tu privalai pats tobulai mokėti tą dalyką. Tai aš tikrai rašiausi į papildomus mokymus ir birželio viduryje baigiau instruktorės mokymus, gavau pažymėjimą ir nuolat, diena iš dienos, tobulinau, dariau klaidas tam, kad suprasti, kas įvyko, kaip, dėl ko, kad aš galėčiau papasakoti žmonėms. Nes yra labai lengva išmokti iš kažkokio video Facebook'e pamatyto, TikTok'e ir viskas aš darysiu edukaciją, taip nevyksta. Kai tave ištiks katastrofa, tu nežinosi, ką daryti. Tai iš tikrųjų turi susidurti su įvairiais dalykais praktikoje, kad jau galėtum jaustis tvirtai. Tai aš 1,5 metų mokiausi, dirbau tam, kad padaryta pirmą edukaciją. Iš tikrųjų, patirtis tikrai buvo, įdomi, nes mes nuvažiavom į darželį. Su labai mažais vaikais. Visiškai, ta prasme, 3-4. Padaryti ką nors? Mes, aišku, nusivežėm jau pagamintas figūrėlės. Taip. Ir leidom jiems spalvinti, paskui mes turim tokį su vaikais vulkaną, kur lipdom visus šonus, ten apsilipdom, darom tokį eksperimentą, tai įmanoma prie gerų norų viskas šiam gyvenime. Bet aš išėjau ir sakau, žinai ką, aš daugiau to nedarysiu. Aš vyrui sakau, nes mes visada dirbam kartu su vyru, mes visur kartu važiuojam su vyru. Tai sakau, žinai ką, aš to nedarysiu. Daugiau nesakau, nejuokauk, tiek streso, nervų, maži vaikai, nesakau, žinok, ne. Ir paskui paprašė mūsų vėl edukacijos. Bet ten jau su paaugliais, sakau, gal didesnį, gal pabandom, dar pabandom, gal nebus taip blogai. Ir mes nuvažiavom ir ten viskas tobulai. Aš tiesiog supratau, ką ir supranta mokytoja savo kelyje, kad viskas turi būti, su amžiumi. Labai svarbus tie metai vaikų ir tikrai tokiems mažiukams tai yra per sudėtinga. Nes tikrai visų pirma, jeigu maišyti jau pačiam masę ir ją lieti, tai yra laikas. Maždaug apie 6-7 minutės, kol tavo indelyje pasidaro akmuo. Tai iš tikrųjų tu turi suspėti viską padaryti, dėl to tikrai mažiems vaikams mes ir turim tas kitokias edukacijas. Mes labai diferencijuojam, ieškom, kaip atrasti būdus, kad tiktų ir mažam, ir labai didelę. O kas buvo įdomiausia ir kas sunkiausia judant keliu link edukacijų paleidimo į viešumą? Iš tikrųjų sunkumų buvo labai daug. Tai visų pirma, pats didžiausias sunkumas tai yra finansai. Čia tikrai jau kas galvoja kažką daryti ir kam reikia investuoti, tas tikrai supras, nes tu turi turėti pasiūlą, tu turi, tas edukacijas negali būti viena, nes vieną kartą žmogus užsisakė, o kitą kartą nori antrą kartą užsisakyti, o to paties aš nenoriu. Tai iš tikrųjų buvo labai labai sudėtinga. Pradėjom su 2 edukacijom. Daryti padėkliuką
ovalų tokį ir magnetų. Ir kažkaip viskas tvarkoj. Kai tai yra pati pradžia, žmonėms to pilnai tikrai užtenka pasirinkti. Tikrai galima išvarijuoti visaip, ar tai dekoruoti, ar tai lieti, tai tikrai yra tų variantų. Bet kai mes pradėjom lieti maždaug balandžio mėnesį šių metų. Tai jau per tuos kelis mėnesius iki vasaros susilaukiam, nežinau, gal 10 kartų to paties sakinio. Tai kitais metais lauksim naujų programų. Aš galvoju, ta prasme nuo rudens, čia mokytojai taip sako, kurie pasikviečia į mokyklas. Ir aš galvoju, o dievai, to nebeužtenka. Ir to tikrai nebeužtenka. Tai mes dabar intensyviai per visą vasarą ruošiamės įvairias naujas programas. Ir veidrodėlius vaikams gamint, ir nauji padėkliukai naujos formos, ir indelis, įvairios, ta prasme, tos veiklos, kad tik turėti pasiūlymą įvairaus amžiaus ir vaikams. Ir aš labai noriu dirbti su suaugusiais, nes kol tu neturi savo vietos, su suaugusiais dirbti tikrai yra sunku. Nes su vaikais mes dirbam mokyklose. Mokytojai mus pasikviečia, mes atvažiuojam, viską pravedam, susitvarkom, išvažiuojam. Bet su suaugusiais taip nevyksta. Jie visada užduoda klausimą, o kur jūs esate? Taip. Ir šis dalykas iš tikrųjų kėlė labai daug minčių apie savo studiją. Bet kai tu pagalvoji, kad tu esi ką tik pradėjęs ir išsinuomoti, susirasti savo studiją, skauda iš tikrųjų. Bet sėdėjau, galvojau, tariausi su vyru ir sakau, žinai, bet jeigu aš nepabandysiu, aš negalėsiu ramiai gyventi. Aš esu tas žmogus, man reikia padaryti ir įsitikinti, bus arba labai gerai, arba labai blogai. Mes susiradom studiją ir rytoj yra mūsų pradžia, kai mes pradedam ją įsirenginėti. Tai šiandien, jeigu kas patikslinkim, yra rugpjūčio 14. Tai va 15 dieną rugpjūčio mes pradedam įsirenginėti savo studiją. Tai viskas vyksta va šitaip šią vasarą žaibo greičiu, labai daug naujovių. Kas dar iš tikrųjų yra labai sunku, tai surasti auditoriją. Pritraukti sekėjų, pritraukti klientų, juos atrasti, tu atrodo, skelbi visose grupėse skelbimus, rašai, kur tik atrodo, taip ir vyksta. Ir tą daro tikrai visi, nufilmuoja kažkokį video, ten dedi storius. Man buvo iš viso labai sunku pradėti filmuoti save. Aš labai nemėgau to ir man kalbėti kažką, atrodo, ten, kad ir minutę laiko, tai yra tikrai nedaug. Bet kažką kalbėti, kad įkelt ir mane matys kiti žmonės, vertins, kaip aš atrodau, kaip aš kalbu, ką aš pasakau. Man buvo didžiulis stresas, bet aš supratau, kad jeigu aš noriu pritraukti daugiau žmonių ir aš noriu papasakoti, ką aš darau, aš turiu tą daryti pati. Nes žmonėms yra labai įdomu, kai tu išlendi į ekraną pats, kai tu papasakoji, pats parodai. Nuolat matyti tuos gaminius, iš pradžių buvo bumas toks, visiems susidomėjimas. Ir aš pastebėjau, kad viskas krenta, viskas mažėja. Kai pradėjau pati jau įlysti vis daugiau, tikrai atsirado ir tų peržiūrų, ir žmonių, ir susidomėjimo, ir tų užsakymų. Aišku, tikrai nėra toks kiekis, kad ten lakstom kaip išprotėję, ten nieko nespėjom, tai tikrai taip nėra, bet mes labai džiaugiamės kiekvienu savo užsakymu, kiekvienu naujų klientų, kas pastebi, parašo, susidomi, tai yra tikrai, tu supranti, kad tai yra tavo kiekvienas mažas pasiekimas ir tai labai džiugina. Kaip surezonavo, viskas, ką pasakė, labai. Nes mes per panašų kelią, sakyčiau, einam. Taip, aš manau, kiekvienas, kuris, taip sakykim, dirba iš širdies ir turi tokią ypač meninę veiklą, kuri dažnai, būkim teisingai, yra nuvertinama. Jeigu tu ne advokatas ar nežinau, ne medicinos ekspertas, tai tavo, meninė veikla, ten dailė kažkas, ne. Taip. Bet tai yra tokia gera terapija.
Tai yra, kartais žmonės sako, oi, aš ne prie meno, čia ne man. Aš visada sakau, su gipsu gali tai daryti. Kiekvienas. Tau nereikia mokėti piešti, tau nereikia mokėti lipdyti, kaip pavyzdžiui, su moliu. Tai yra sudėtinga, tu jau turi turėti viziją, kaip nulipdyti. Tai su gipsu to nėra, nes tam yra specialios formos. Tu renkiesi spalvas, tu renkiesi formą, tu renkiesi savo dekoracijas visas ir tu gauni tą savo gaminį. Ir tai yra labai puikia terapija. Aš apskritai galvoju, kad šiaip gal negerai nuskambės, labai nemėgstu psichologų. Tai prasme, tiesiog nemėgstu, bet ne dėl to, kad bloga profesija ar kažkas. Aš tiesiog galvoju, kad kartais žmogui padėti yra atveju, kai negali. Kad labiau menas padeda. Taip, kad reikia tokios veiklos, nebūtinai į meninę gali būti, bet kur tu būni su savimi. Kažką darai, kuri ir tai tiesiog išplaukia visos tavo atrodo problemos, ta rutina. Yra tokių atvejų. Ir aš esu vienas iš tų atvejų, kai ta rutina sukasi, tas darbas, studijos, visi šitie dalykai, namai ir tu turi tą ciklą. Ir tada atsisėdus išliet su gipsu, tu pajauti, kai tu atsigauni, tu matai spalvas, tu matai raštus ir tu džiaugies, kad tu tai padarai ir kad atsipeikiai galvoj, kaip gerai pailsėjau, kaip buvo gerai. Tai vat šitas dalykas tikrai yra labai labai svarbus. Kokią istoriją pasakoja jūsų darbai, ar jie labiau apie meną ar apie patirtį? Sudėtingas klausimas. Šiaip tikrai abu dalykai. Tai tikrai yra mano meninė išraiška ir dėl ko aš labai džiaugiuosi, kad aš perėjau prie edukacijų. Tai dėl to, kad aš galiu nuolatos tobulėti, sukurti naujas edukacijas. Įrengti savo studiją taip, kaip aš noriu, kad jie atrodytų. Mes visada, pavyzdžiui, mūsų edukacijos neatrodo taip, kad atvažiuojam, plastikinis maišelis ant stalo, kad neišsipurvintų ir kažką darom. Ne, pas mus yra, ypač su vaikais, mes turim netgi temas. Kosmoso tema, vandenyno tema, kaip dabar ten, ančiukų tema yra, mergaitėm gėlyčių pieva. Įvairios tokios temos, mes atvažiuojam su spalvingom staltiesėm, su lempom. Mes papuošiam visą stalą ir kai vaikai eina, pirmas žodis plauna. Wow, va čia geras. Ir tada tu pajauti tokią viduj, nežinau, šilumą, tokį gerą jausmą, tai va tai yra mano kūryba, mano veikla pasakoja tą mano kūrybą, kas iš tikrųjų aš esu, kaip aš įsivaizduoju, aš tikrai mėgstu tas spalvas, bet tai yra ir patirtis, iš tikrųjų, kiek tu išmokai, kiek tu daug dirbai, visi šitie dalykai jie yra tikrai labai svarbus. Kiek tu įdėjai pastangų, kiek padarai klaidų, kad viskas pavyktų, kad pasimokytum iš šitų situacijų ir tu galėtum pasakyti kitiem. Tikrai mokymų, kiek yra jau nemažai praeita ir medžiagų nemažai sugadinta. Kai tu nusiperki kažką, padarai, nepavyksta ir kažkas, atrodo, ar sulūžta. Ar, nežinau, ten spalvos negražiai susilieja, ar netaip gavosi, ar ten atsirado pelėsis, pavyzdžiui, kas atsitinka tokiu atveju. Taip, jeigu gaminys neišdžiūvo ir mes jį uždarom, tarkim, su laku, užbaigiam, tai jisai viduj pradeda supelyti, nes vanduo neišgaravo. Tai visos šitos situacijos iš tikrųjų jos yra pamokančios. Ir tai kalba apie patirtį, kad aš atsistojau tikrai ne pirmą dieną. Išliejau vieną gaminį, einu daryti edukacijų. Tikrai buvo ne taip. Tai yra 1,5 metų darbas ir nuolatinis mokymasis dabar, nuolatinis planavimas. Tu pamatai savo klaidas kažkur edukacijų metu ar pats ir tu vėl tobulini, darai, kad tik viskas būtų geriau. Tikrai abu dalykai. O ką tau reiškia dalintis žiniomis su kitais žmonėmis? Iš tikrųjų, kartais būna labai sunku, nes kai tu nuolat mokaisi,
žmonės kartais jie vis tiek yra savanaudžiai, mes tokie turim to savyje ir tu mokaisi, atrodo, tu perki, darai, gamini ir dabar savo taip žinias nuneši kažkam atiduodi. Ir kažkas išmoksta irgi daro. Tai yra tas dalykas, bet kai tu pagalvoji iš kitos pusės, kiek žmonėms tai suteikia laimės, kad jie atsipalaiduoja, kad jie susikuria gaminį patys savo. Visiškai kokį nori, prie jų namų interjero, prie jų nuotaikos. Nes labai dažnai žmonės sako, nemėgstu aš interjerės spalvų, pas mane ten balta, juoda, ruda. Ir edukacijose atsitinka taip, kad jie lieja spalvotus gaminius. Ir tai yra nuotaikos išraiška. Tai yra ypač pas moteris, suaugusias, įsijungia mažytė mergaitė, kuri nori žaisti spalvom, kuri nori taškytis blizgučiais. Ir tai yra labai faina stebėti, kai tas momentas, kai žmogus ištraukia, nes reikia kentėti 30 minučių, kad pamatytum savo gaminį. Aišku, palyginus dar neilgai, tikrai greitai galima tos gaminius pasiimti su savim, bet kai jie ištraukia tą gaminį iš formos, būna wow. Jų emocija, jų veidas, kad jie patys taip padarė, tas pasididžiavimas jų akise ir tada tu supranti, kad nesvarbu, kiek tu laiko sėdėjai, kiek tu klaidų padarei, tos žinios dovanoja kitiem džiaugsmą. Ir tai yra iš tikrųjų svarbiausia. Tai kūryboje ir yra svarbiausia dalintis su kitais, džiaugtis su kitais. Aišku, būna situacijų ir esu ne kartą sulaukus, gaunu kokios nors moters žinutę, kuri dirba irgi su gipsu ten, ar su kita medžiaga, betonu, pavyzdžiui, tom mineraliniam dirvom, nes tame yra irgi labai didelis skirtumas. Tai tiesiog atsitinka taip, kad gauni žinutę. Sveiki, o kokį gipsą naudojat? Ir tu galvoji, ar man dabar pasakyt, kad iš kitos pusės aš dirbu, aš testuoju, aš perku 10 rūšių, kas kainuoja pinigus. Iki tiek rūšių yra? Yra va tiek. Čia 10, tai čia dar mažai. Labai daug rūšių, taip, ir tu turi atsirinkti. Ir iš tų rūšių 10, tarkim, čia tik skaičių bendrą tokį paimu, 9 netinka. Ir tu turi išmesti. Tai yra tavo vis tiek pinigai, tavo laikas. Ir paimti taip lengvai atsakyti tiesiog, ką aš naudoju, kur aš perku, aš to nedarau. Nes aš manau, kad kiekvienas turim atrasti savo, ypač žmonės, kurie su tuo dirba. Jeigu tai yra edukacija, jeigu tai yra mokymai, aš mielai pasakysiu žmogui, nes jis atėjo mokytis, jis atėjo sužinoti, ne? Taip, ta Facebook'e žinutė, labas, kokį gipsą naudoji, labas, kokį laką naudoji, man skamba labai aršiai. Tu atėjai, pasižiūrėjai, nori paimti iš manęs informaciją. Tai aš taip kažkaip, gal tai skamba savanaudiškai, bet manau, tą daro kiekvienas žmogus, kuris tikrai kuria. Tai... Kokios jūsų svajonės ar planai yra susijęs su šia veikla? Tai planų? Oho, kiek iš tikrųjų. Tie planai nesibaigia ir aš kaip sakau, jeigu aš turiu svajonę, tai turi tapti tikslu. Tai negali būti svajonė, kad aš kažką galvoju, bet mano ta svajonė buvo kažkada turėti tą studiją, kai aš pradėjau daryti. Ir tai tapo mano tikslu ir aš ėjau link to ir pagaliau mes turėsim tą savo studiją. Tai iš tikrųjų didžiausias gal tikslas ir planai surinkti kuo daugiau žmonių, kad jie ateitų atsipalaiduoti, kad jie ateitų pabandyti išlieti gaminius savo, pasigaminti, tiesiog kūrybiškai praleisti laiką. Tai tikrai dabar nuo rugsėjo turėsim būrelį ir suaugusių ir vaikų Šalčininkuose. Vilniuje yra sudėtinga dėl to, kad pasirinkimas tikrai yra didelis ir reikia labai didelės klaidos, bet planuoju vaikų būrelį, tai labai tikiuosi, kad tėvai atkreips dėmesį, kad tai yra tikrai naujo tipo būrelis. Tai sportas, tai jau muzika, dailė, jų tikrai yra daug pasirinkimų. O gipso būrelio, nežinau, nesakysiu, kad nėra, nes bijau, kad pameluosiu netyčia, tiesiog nemačiau pati asmeniškai dar. Tai manau, kad tai yra puikia nauja veikla
tiek vaikams, tiek suaugusiems, tai aš tikiuosi, kad mūsų studija tai nebus kaip verslas. Aš nenoriu būti verslininkė. Mano tikslas yra būti žmogumi, kuris pritraukia kitus. Kad mūsų studija būtų kaip namai. Tu ateini atsipalaiduoti, pailsėti, bet šiek tiek kitaip. Iš manęs verslininkės, man atrodo, niekada nesigautų, nes aš noriu... Niekada, nesakyk niekada. Taip, tas taip, bet aš labai noriu būti gera žmonėms, gera savo klientams ir, negalvoti, kaip paimti pinigų, bet kaip sukurti gražesnius gaminius, kaip sukurti fainesnę edukaciją. Man yra tai labai svarbu ir aš tikiuosi, kad didžiausias tikslas iš tikrųjų ištransliuoti, kas yra tas gipsas. Nes dabar rinkoje yra atsiradusių labai daug mineralinių darbų. Tai yra ne gipsas, tai yra su specialiu skysčiu tokia irgi iš gipso, ta prasme, bet jie turi specialų skystį, akrilo kompozitą, kurie susidėjus kartu yra, stipresni, bet gaunasi tokie pat gaminiai. Bet tai yra ne tas pats, kas gipsas. Ir žmonės labai dažnai sumaišo. Tai dėl to aš noriu ištransliuoti, kad tai nėra tas pats, tame yra tikrai darbo principai, tikrai yra didelis skirtumas, spalvos, kaip liejasi, visi šitie dalykai turi skirtumą. Ir pabandyti vienos ir kitos, nes aš pati esu ir viena ir kita. Šiaip aš esu ne gipso instruktorė, aš esu mineralinės dervos instruktorė, nes gipso Lietuvoje, kas veda mokymus, dar nėra. Tai aš laikau, čiurkas, tą žargoną, tokį pasakysiu, čiurkas, kad iš tikrųjų nuo spalio vidurio pabaigos mes pradėtumėm patys savo gipso mokymus. Tai čia yra mano didžiausias tikslas, kad tie, kurie nori, nes tikrai būna klausimų, gal jūs vedat gipso mokymus? Aš sakau, kol kas neturim nei studijos, nei galimybių ir pati atrodo dar nesijaučiu. Tai aš labai tikiuosi, kad man pavyks iki spalio susidėlioti programą, susidėlioti tai, ką aš noriu išmokyti žmonės ir paleisiu savo tos mokymus, kad tikrai tos moteris ar vyrai, nes vyrams yra labai sudėtinga ateiti. Labai sudėtinga, bet įmanoma. Aš savo vyrą irgi priverčiau išlieti vieną gaminį ir jam visai patiko. Iš pradžių, nedarysiu, nesąmonė, o tada, kai pabando, gal čia jau ir nėra taip mergaitiška, kaip įsivaizduoji. Tai iš tikrųjų tai tas tikslas pritraukti vyrų ir moterų, kurie tikrai nori mokytis. Nes yra žmonės, kurie nori ateiti, pabandyti savo išsilieti, atsipalaiduoti, tiesiog ieško laisvalaikio, pramogos. Yra tie, kurie nori mokytis to kaip pamatų. Tai aš tikiuosi, kad tai pavyks ir po visų tikslų, kiek jau buvo padaryta, tai šitas yra sekantis. Ir dar toks ekspromptų nukrypimas, man labai įdomu, akylesni pastebėjo matyti, kad čia pas mus ant stalo skulptūrėlė, ar kaip tai čia pavadinti? Vazelė. Tai įdomu būtų, kad papasakotum ką nors plačiau apie ją. Tai tokie visokie įvairūs gaminiai, čia yra moters skulptūra, bet tai yra vaza, įvairūs padėkliukai, tai tokią formą gaminam ir su suaugusiais, ir su vaikais. Čia mūsų pati pirmoji iš tikrųjų edukacija buvo šitas ovalus padėkliukas. Tai tokius komplektus jau gamina suaugę žmonės. Vaikai gamina po vieną kažkokį gaminį arba du, bet tokius mažesnius. Ir iš tikrųjų šitie gaminiai tikrai nėra skirti vandeniui, kad mes čia pripilsim vandens, pamerksim rožę, tai tikrai taip nebus, nes gaminys tai vis tiek, per laiką jis dyla. Genda, ta prasme negenda, bet tiesiog plako sluoksnis, pavyzdžiui, nusitrina ir tas vanduo gali sugadinti mūsų šitą vazą. Tai tikrai vandens nerekomenduoju, bet įvairūs tokie džiovinti dalykai, pasidėti namuose tokį komplektą ir dar sukurtą savo rankomis, aš manau, tai yra visiškai kitas dalykas, nei nueisim į Maksimą, nusipirksim plastikinę lėkštę, pasistatysim ant stalo, pridėsim obuolių ir mums tai bus gražu. Tai tikrai aš manau, kad rankų darbas yra nepakeičiamas. Ačiū labai visiems, kad žiūrėjote. Ačiū labai Aurėjai, kad papasakojo apie gipso liejimą. Ačiū labai įdomu buvo klausyti ir
Viso šitos laidos metu nekartą savo mintyse pasakiau, kad grįšiu nuo rugsėjo į mokyklą, į darbą ir visiems apsiskelbsiu, kad čia reikia pasikviesti taurėlę. Nes vaikams tikrai įdomu bus. Ačiū labai Jums, kad pakvietėte, tikrai buvo labai smagu pasikalbėti, pasidalinti. Tokį dalyką darau pirmą kartą, tai tikrai ir jaudulio, bet ir labai faina iš tikrųjų papasakoti, kaip vyko tas procesas, dėl ko atsirado, nes dažnai būna daliniesi procesais, bet nepasidalini, ta prasme, edukacijom, kokie tie procesai, kokios naujos edukacijos, kokios pas mus naujienos, bet nepasidalini, kaip tai įvyko, kaip tai atkeliavo, kokios yra mintis, kokie yra tie planai ateities, tai iš tikrųjų labai ačiū, buvo labai smagu. Ir linkiu Jums didžiulės sėkmės, kad iš tikrųjų Jūsų laidoje atsirastų vis daugiau nuostabių ir moterų, ir vyrų, tegul ateina ir vyrų, papasakot kažką, kad iš tikrųjų pasidalintų savo patirtimis su kitais, nes tai yra labai svarbu. Tai, kaip mes jaučiam, vertinam dalykus, matom savo akimis, tada žmogus, jis iš Facebooko nuotraukos, būkim teisingi, nepamatys to, ką žmogus gali papasakoti. Tai labai Jums linkiu didžiulės sėkmės. Ačiū labai.